Dabar jaučiuosi geriau nei būdamas 18, sako Vilnietis Nerijus Janušauskas. Reguliariai sportuojantis vyriškis tai daro dėl savo sveikatos ir, kaip pats sako, nes reikalauja profesija. Nerijus yra asmens sargybinis. Saugau vienos firmos savininką. Reikia ir būti ir fiziškai pasiruošus, ir protiškai, ir psichologiškai visokių situacijų. Gali būti visko. Jeigu kas atsitiktų, pirmiausia, mes turėtume ginti. Sportuoti Nerijus pradėjo jau subrendęs, ieškodamas naujo pomėgio. Todėl iš patirties sako, kad pradėti sportuoti niekada nevėlu. Gyvenimo tikslas visai kitoks pasidarė. Ir nuotaika kitokia, ir savijauta. Ir tada, jau nuo tos dienos, tada kiekvieną dieną pradėjau sportuoti. Apie tai, kad fizinis aktyvumas yra labai svarbus vyro sveikatai, sutinka ir Pilėnų klinikos šeimos gydytoja Greta Jankauskaitė. Kalbant apie vyrų sveikatą konkrečiau, labai svarbu neignoruoti įvairių su lytinių organų sistema susijusių simptomų. Pavyzdžiui, šlapinimosi sutrikimai. Tai dažnesnis šlapinimasis naktį, sumažėjusi šlapimo srovė, skausmas pilvo apačioje, šlapimo pokyčiai, spermos pokyčiai, erekcijos sutrikimai. Tuomet labai svarbu nedelsti ir pasirodyti pas savo gydytoją išsamesniems tyrimams greičiau. Specialistai sako, kad vyresniems nei 40 metų vyrams pas gydytoją reikėtų apsilankyti bent kartą per metus ir būtinai pasitikrinti prostatą. O kokios profilaktinės priemonės yra? Lietuvoje mes vykdome ankstyvosios prostatos vėžio diagnostikos programą, kurioje gali dalyvauti visi vyrai nuo 50 iki 69 metų amžiaus imtinai. Prostatos specifinis antigenas gali padidėti tiek prie gerybinių susirgimų, tiek prie piktybinių. Todėl šis tyrimas yra labai išsamus ir daug mums parodo apie pačią prostatos būklę. Prostata tai antroji vyro širdis ir ji yra glaudžiai susijusi ne tik su vyrų potencija, bet ir viso organizmo gyvybingumu. Kaip vyrai gali papildomai pagerinti savo sveikatą? Labai svarbu yra sveikas gyvenimo būdas, tai yra pakankamas fizinis aktyvumas, mityba, vengti žalingų įpročių. Na, o papildomai pasitarus su gydytoju ar vaistininku galima taip pat vartoti ir maisto papildus. Maisto papildus vyrams, prostatai, potencijai ir gyvybingumui renkasi ir Nerijus. Tiesa, sako, nevengęs atkreipti dėmesį į papildų sudėtį. Štai peruvinė pipirnė padeda palaikyti normalią fizinę, psichinę ir seksualinę būklę. Juodasis eleuterokokas padeda palaikyti normalią fizinę ir psichinę būklę, o afrikinė slyva padeda palaikyti gerą prostatos būklę. Vis tiek kažkaip kitaip jautiesi, nes vis tiek ir pilnas energijos toks visą dar būni. Nėra geresnio laiko už šiandieną. Ar pradėti sportuoti, ar rinktis sveikesnį maistą, ar į racioną įtraukti maisto papildus. Jau ir tai bus žingsnis laimingesnio ir sveikesnio gyvenimo link.